Čia yra Saulė, jinai teikia mūsų Žemėje energiją. Mes švaistėme energiją, dėl to kyla ekonominės krizės. Dėl didelio vartojimo gyvenimas tampa nesveikas, dėl to visi skuba į polikliniką. Ką dar pasakys daktarai, ko patars lyg ugnies vengti? Kaip mūsų valstybė išbristi iš ekonominės krizės? Reikia racionaliai naudoti resursus. Pats paprasčiausias būdas tai padaryti – važiuoti dviračiu. Dviratis sunaudoja 50 kartų mažiau energijos negu automobilis. Važiuodami dviračiu esame sveikesni, nes naudojam savo raumenų energiją, todėl tenka rečiau lankytis pas gydytojus. Taip pagelbėjome ne tik savo, bet ir valstybei. Daugelis vakarų valstybių jau perprato šią paprastą logiką. Dviratis tapo kasdieninė susisiekimo priemonė. Džiugu, kad ir pas mus žmonės pradeda pamilti dviratį.